Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Brangus tikintieji, švenčiame Šventojo Juozapo visuotinės bažnyčios globėjo iškilmę ir kaip tik tai darome Šventojo Juozapo metais, kurios paskelbė Šventasis Tėvas, ir ne veltui būtent dabar, kada šita visuotinė bažnyčia ištikusi neįtikėtina krizė tiek jos viduje, tiek jinai yra spaudžiama iš visų pusių išorės priešų ir kaip niekada reikalingas globėjas, reikalingas dangiškasis pagalbininkas, kuris ypatingai remtų ypač kunigus, taip pat remtų bažnyčios hierarchiją, taip kaip jis buvo šventosios šeimos galva, kad jis remtų bažnyčios galvą, popiežių ir visus kunigus ir tikinčiuosius. Ir kartais klausiama, kodėl būtent Juozapas bažnyčioje turi tiek daug, tokią išskirtinę garbę. Atrodo, jis nieko ypatingo nėra nuveikęs, nebuvo garsus dideliais darbais, nebuvo didis asketas, kaip kad šventasis Jonas Krikštytojas, jis nedarė stebuklų, taip pat jis neskelbė Evangelijos tautoms, taip kaip apaštalai. Ir gal dėl šios priežasties Švento Juozapo garbinimas ėmė vystytis tik pastaraisiais šimtmečiais, ypač Belgijoje, kur Briuselyje yra Švento Juozapo didžiulė puikia barokinė bažnyčia, kuri neseniai priklauso brolyjai, būtent yra brolyjos bene didžiausia pasaulyje bažnyčia. Taigi Belgija buvo toksai centras jo kulto išplitimo ir taip pat Kanadoje, prancūziškai kalbančioje Kanadoje, Monrealyje. Taigi iki pat to naujųjų laikų Švento Juozapo figūra buvo šiek tiek primiršta, tyli tokia nežinoma. Taigi neseniai tik tai turime tą ypatingą pamaldumą, tik neseniai popiežius įvedė atskirą litaniją, Švento Juozapo litaniją, bet šventumas būtent ne visada susijęs su akcija, su veiklumu. Šventasis tėvas Pijus XII dažnai perspėdavo tikinčiuosius, taip pat kunigus ir ganytojus apie aktyvizmo pavojų, taip vadinamą aktyvizmą, kuris neigia tokias dorybes, kurios šiuolaikinėme pasaulyje vadinamos pasyviomis dorybėmis, paniekinančiai esą jos nėra tikros dorybės. Jų nuvertintojai teigia, kad galų gale jokios naudos visuomeniai neturi tokios dorybės kaip pamaldumas, kaip nuolankumas, apsimarinimas, tyla. Taigi ir kontempliatyvūs vienuoliški ordinai arba tos sielos, kurios atsidavusios maldai Dievo garbinimui, jos iš esmės neprisideda prie bažnyčios plitimo arba išlaikymo. Tai yra didelė klaida. Tas kontempliatyvus gyvenimas, pamaldumas ir nuolankumas ir tos dorybės buvo reikalingos ne tik tai viduramžiais ar kažkada, bet ypač jos svarbios šiais laikais. Ir viena iš tokių svarbiausių šiais laikais tų pasyviųjų vadinamų dorybių yra kantrumas. Vienas didžiausių šios dorybės pavyzdžių būtent ir yra šventasis Juozapas, švenčiausios mergelės Marijos sužadėtinis. Būtent tai buvo Juozapas, o ne kuris iš apaštalų ar šventų misionierių, kuris buvo paskelbtas visuotinės bažnyčios globėjų, nes jis kantriai rūpinosi tos bažnyčios galva, Dievo sūnumi ir taip pat rūpinosi bažnyčios motina, mergele Marija. Taigi litanijoje meldžiame šventąjį Juozapą, šventasis Juozapai, kantrybės ir gerumo pavyzdį, melski už mus. Jis yra kantrybės pavyzdys mums, ypač šitoje bažnyčios krizėje, kada mes linkę prarasti tą kantrybę, kiek dar gali tęstis šitie laikai ir tie išbandymai, kad kuo greičiau jie baigtųsi. Iš Juozapo lūpų niekados neišeidavo joks pyktis ar rūstumas ar keikimas. Jis buvo kantrus darbe, jis buvo kantrus šeimos gyvenime, namų tvarkyme, žmonių ir kaimynų atžvilgių. Jis nežinojo, kas yra neapykanta ar priešiškumas ir jo būtent didžiausia jėga buvo tas kantrus gerumas. Pyktis ir įtūžis yra tarsi aklumas ir būtent gerumas ir kantrybė atspindi, apreiškia Dievo didybę, ją parodo, atveria mums sielos akis.
Pyktis arba užsidegimas tai nėra jėgos ar energijos išraiška, o tai yra silpnumas, pasidavimas aistrai, pasijo, reiškia kažkas pasyvaus. O gerumas ir kantrybė remiasi išmintimi, remiasi tikrų stiprumu, tai yra Dievo galybės toksai atspindys. Dievas yra begalinis gyvybę teikiantis gėris ir kuo žmogus yra turtingesnis tos geros širdies, tuo jis yra artimesnis Dievui, tuo jis yra panašesnis į jį. Nes Dievas yra pats gerumas, jisai pasirodė Mozei vakaro tyloje, degančio krūmo pavidalu, pasirodė Elijui ne žaibais ir griaustiniu, o lengvu vidurdienio vėjeliu. Tokios buvo ir Dievo apsireiškimas, taip jisai norėjo save apreikšti daugeliu kartų. Kai sekame Švento Juozapo kantrumu, nemanykime, kad turime kaltinti save kažkokiu charakterio silpnumu, kuris viskam pasiduoda kaip nebylus avinėlis. Gerumas ir kantrybė neatmeta drąsos ir tvirtumo, neatmeta galimybės pasakyti griežtą tiesos žodį, kur jis priklauso, arba gintis ten, kur būtina apsiginti. Yra kitoks pyktis ir kitokia rūstybė, vadinama šventu pasipiktinimu, kaip kad Mozę apėmė šventas pyktis, kai grįžęs nuo Sinajos kalnais pamatė žydų tautą šokančią aplink aukso veršį. Po pasipiktinimo, būtent iš to pasipiktinimo jisai numetė ant žemės akmeninės lenteles, jos suskilo į gabalus, tuo jisai parodė, kad šita tauta iš karto paniekino Dievo įstatymą parašytą ant tų lentelių. Arba buvo Švento Jono Krikštytojo pasipiktinimas, kuris kaltino Erodą neištikimybę, reikalavo gerbti Dievo įstatymą, santuokos įstatymą, ir jis prarado gyvybę nukirzdintas. Ir būtent jo pasipiktinimas buvo šventas ir pagristas. Arba paties Jėzaus Kristaus rūstybė, kai jis stovėjo prieš fariziejus, pakėlęs ranką ir šaukė: jūs veidmainiai, arba jūs pabaltinti kapai, akli, aklųjų vadovai ir panašiai. Arba kai stovėdamas Jeruzalės šventyklos prieangyje paėmė bizūną, išvarė tuos žydų prekeivius. Tai buvo švento pasipiktinimo arba teisingo pykčio tokie pavyzdžiai. Bet dažniausiai viso šito neprireikia. Didžiausia kantrumo dorybės dalis yra nepulti, ne kovoti, o būtent ištverti. Šventasis Tomas Akvinietis skiria, tai yra agredį ir sustinėrį, dvi kantrybės dorybės dalys. Agredį tai yra pulti, kažką aktyviai daryti, ginti šventą reikalą, bet tai pasitaiko ganėtinai retai. O svarbiausia kantrybės dalis yra sustinėrį, taigi ištverti tą blogį, kurio negalime įveikti, pakęsti netgi iki kankinystės. Ir ta kantrybė remiasi gerumu. Toks gėris yra kaip dieviškoji kibirkštis žmogaus širdyje. Apie šitą gėrį ir tokią kantrybę Kristus savo kalno pamoksle sako: palaiminti romios širdies, nes jų yra dangaus karalystė. Tai yra tikroji krikščioniška kantrybė, romumas tų visų išbandymų akivaizdoje. Ir toks gerumas gali sugrūdinti net akmeninės širdis, jis gali įveikti neviltį, abejingumą, žmogaus pavydą, įvairiausius persekiojimus. Daugybę turime pavyzdžių. Kovo 15 dieną bažnyčia mini šventą Klemensą Hofbauerį. Jis buvo iš Čekijos, iš Moravijos, dirbo Lenkijoje, buvo nelaimingų ir apleistų žmonių globėjas. Ir štai Varšuvoje kartą jis ėjo per namus, per žmonės gatvėje, prašydamas išmaldos našlaičiams, kuriuos prižiūrėjo. Ir jis įėjo į vieną Varšuvos aludę, paprašė išmaldos, ir ten tie lankytojai žaidė kortomis, ir vienas iš jų, atsakydamas šitą prašymą, spjovė jam į veidą. Ir šventasis nusivalė, su didžiausia ramybė sako: ponė, ką padarėjai, tą padarėjai dėl manęs, bet dabar padaryk ką nors mano našlaičiams. Ir tas girtas lošėjas
Jis tiesiog buvo sukrėstas to šventojo kantrumo, jo gerumo ir todėl jis atidavė, ką turėjo tiems vargšams našlaičiams, o po kelių dienų atėjo pas šventą Klemensą, atliko viso gyvenimo išpažintį. Ir tai buvo gėrio pergalė, ne kažkokiu savo garbės gynimu, bet kantrybė. Arba šventasis Pranciškus Ksaveras misijose Indijoje mokė tikėjimo ir pagonis šaipėsi iš jo neturtingai apsirengusio, mėtė jį akmenis, įžeidinėjo ir jis tyliai tiesiog tęsė pamokslą. Ir tai buvo didelė nuostaba pagonims, ta jo kantrybė ir rankos, kuriuose jie laikė akmenis, nusviro. Tiesiog jie negalėjo pakęsti to jo gerumo, tos jo kantrybės ir sujaudinti šventojo pavyzdžio. Daugelis iš jų buvo pakrikštyti, atsivertė, priėmė tikėjimą. Didžiausias iš tų romios širdies šventųjų, tuo nuolankiųjų, visko atidavusių į Dievo apvaizdos rankas būtent ir yra šventasis Juozapas. Jis įveikė savo pyktį, tokį vyrišką pasipiktinimą, kai pamatė, kad jo nuotaka mergelė Marija laukia kūdikio, kuris nėra jo vaikas. Jis nedemonstravo kažkokios parodomosios drąsos ar vyriškumo, išgirdęs apie gresiantį Erodo persekiojimą, nekeikė to tirono, ramiai, kai pabėgėlis leidosi kelionėn į Egiptą. Taigi visada gyvenime jam buvo svarbiausia ne kažkokie paviršutiniški natūralūs jausmai, o klausimas, kokia yra Dievo valia, ko Dievas nori šitomis aplinkybėmis iš manęs savo tarno. Dievo malonė gimdė tokią neišmatuojamą kantrybę, švelnumą būtent Dievo motinos sutuoktinio širdyje. Ar galime pasiekti tokį gerumą? Kaip mes išmoksime to šventos kantrybės? Kaip galime sekti tuo šventuoju Juozapu šitoje dorybėje? Vienas iš pagonių imperatorių, be galo aistringas, lengvai pasiduodantis pykčiui, norėjo atsikratyti šitos ydos ir jis paklausė išminčiaus filosofo, ką turiu daryti, kad atsikratyčiau to įniršio, įtūžio, būčiau kantrus. Ir tas filosofas sakė, kiekvieną kartą, kai supyksi, tyliai išvardink visas graikų abėcėlės raides ir pyktis nuslops. Reiškia tiesiog palaukti, tiesiog duoti peno mintims, pralaukti tą pykčio priepolį ir jis išmoko kantrybės. O mes galėtume pasakyti, tyliai sukalbėti kažkokią maldą, nors tai atrodo visiškai nenatūralu ir nesinori dabar melstis ir tai atrodo kaip dirbtina, bet tiesiog atidėti tą reagavimą žodžiais ar veiksmais. Tarkim, Tėve mūsų arba kažkokia trumpa maldelė, Jėzau, švelnus ir nuolankios širdies, padaryk mano širdį panašiai į tavo širdį arba panašiai. Trumpa malda gali padėti būtent įveikti tas emocijas. Kodėl tasai žodis, kuris išsiveržia iš emocijų, turi būti kažkoks prakeiksmas prie žmogų, kuris sukelia mums pyktį? Juk galime spontaniškai ne prakeikti, bet laiminti, melstis už šitą žmogų, net jeigu jis mus tikrai pykdo. Viešpatie suteik tam žmogui proto, duok jam supratimo. Arba tiesiog tegul tavo valia bus įvykdyta, arba kaip šventasis Jobas sako, viešpats davė ir viešpats atėmė, palaimintas viešpatės vardas. Tai buvo jo trumpa maldelė, kai jis neteko visos savo nuosavybės ir savo šeimos. Taigi, kai esame supykę, susinervinėm, prisiminkime tą auksinę taisyklę. Nieko nedaryk, iš pradžių tylėk, iš pradžių nuslopink tą emociją, nieko nesakyk iš karto, spontaniškai ir kita akimirka jau bus kontroliuojama pirmiausia mūsų proto, o paskui bus kontroliuojama Dievo malonės. Taigi, kai apima pyktis, neturime nieko sakyti, ko negali atsakyti ramiai, visiškai geriausia nekalbėti. Tai, ką nusprendi pykdamas, tikrai nebus gera, tai netitinka Dievo valios, gailėsiesi per vėlai. Taigi tik tyloje ir ramybėje Dievas kalba su mumis, tik tai tada galime išgirsti jo įkvėpimą.
Taigi prašykime mūsų dangiškojo globėjo šito švento gerumo, kantrybės ir švelnumo. Taigi tai nėra kažkokios herojiškos, didelių šventųjų ar asketų ar mistikų dorybės. Tai yra šventą Juozapą turime ir galime kiekvienas iš mūsų betarpiškai sekti būtent toje jo didžiausioje dorybėje. Žinome viešpatės žodžius, mokykitės iš manęs, nes aš esu romios ir nuolankios širdies. Ir tą patį mums gali pasakyti Juozapas, mokykitės iš manęs. Pasimokykime iš viešpatės Jėzaus ir iš šventojo Juozapo ir visuomet išlaikysime tą kantrumą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.